Labas, draugai. Gruodžio 31. Ką, mačiau komentarų, palikot gražių, ačiū už atsiliepimus. Prašėt parodyt, kaip tinkuoju, kaip majakų status. Aišku, tinkoriai, kas tinkuoja, tai visai kitaip. Aš darau pirmą kartą, tada darau taip, kaip aš darau. Žiūrėjau daug YouTube informacijos ir pasirinkau man primtiniausią variantą. Taigi, mačiau, kažkas ten dar armuojas, tai sako, armuo greičiau bus taip, armuotis gali ir greičiau, bet iš kitos pusės, jeigu rasi, kur armuodams brauksi, rasi, kur iškilus sieną, paskui reikės davedinėti, žodžiu, aš nusprendžiau, kad man majakus ir pas mane gan lygios sienos, tai nusprendžiau prasitinkuoti, pas mane čia storai nebus, manau, iki kokie centimetrą vietom. Tinka ir susistačiau majakus ir aš nusprendžiau su majakais tinkuotis, nearmuoti. O tam, kuris rašė, kad armuoja, sėkmės tau darbuose ir taip toliau. Taigi prašėt, kad parodyčiau, kaip aš smulkiau, kaip aš darau, ne? Kaip ir sakiau, aš žiūrėjau YouTube'ai daug informacijos ir išsirinkau man primtiniausią variantą, taigi parodysiu, kaip aš tai darau. Visų pirma, reikėtų lazerį, aš lazerį pasiskolinau iš kaimyną, ačiū tau Arnoldai, žinau, kad žiūrėsi, ačiū tau už lazerį. Taigi, pabandysiu parodyti, kaip aš pasidariau. Taigi, darbo eiga, ką aš pirmą pasidariau, pasistačiau lazerį. Tarkim, palei pirmą eilę pasidariau taip, ne, atsimatau vienodą atstumą. Jeigu matote, ne, čia 6 cm plus minus, čia lygiai 6. Ir tą patį čia pasidariau. Jeigu matos, ne, 6 cm, o baigi išsikraut gal. Tai tą pasistačiau taip lygiai, ne, čia 6 cm ir čia pasidariau lygiai. Tada, kas sekė, pasiėmiau varžtų. Tuoj gal parodysiu vizualiai, ne? Pabandykim. Pasiėmiau varžtą, ne? Taip, tarkim. Čia pavyzdys, kaip aš dariau. Pas mane majakai jau sustatyti, ne? Pasiėmiau varžtą. Susisukau iki sienos. Tuoj parodysiu viską. Dabar biškį paliekam varžtą atgal, ne? Kaip majakus susistačiau, tuoj parodau. Taigi pasiėmiau reiką, ne reiką, gulšiuką, pasistačiau jį, kad rodytų akis, ne, nusibraukiau liniją tiesiai, kad majaks nebūtų šitaip pasvyręs ar šitaip, kad jisai stovėtų tiesiai liniją. Tada į tą liniją susisukau varžtus. Ant to dėjau ant vieną majaką 5 varžtai, man atrodo, suėjo. Ir aš tada jį va taip pasiėmęs, tarkim, tuoj parodysiu viską. Su suktuku įsisukau, po to pasiėmiau rankinį, ne, ir pasidėjau, dabar kaip parodyti, gal nesuksiu, parodysiu, ne. Pasistačiau, tarkim, taip mane ir susireguliavau vieną atstumą. Ir taip visur, tarkim, 26, čia rodo dabar, aš jums gal pabandysiu lygiai padaryti. Jeigu jau smulkiai, žinau, kad prisikabinsiu. O ir iškrito galvutė. Ir tarkim, čia nekas čia gaunas 26,5. Ir į liniją taip susidėjęs, tarkim, mane į liniją. Tuos 5 varžtus pasidariau, tarkim, 26,5, nesmė, gali ten 26, ne? Bet ta prasme, ant visų vienodai ir tada, tarkim, ant to 26 pasidariau, ant šito 26 visus varžtus ir ant to 26 26, tai gaunas, ten 26 cm, tavo matmuo toksai. Ir tada, kai visur vienodai rodo, ne, visur varžtai vienodo atstumu susukti,
Ir tada drėbiau košės ir pridrėbęs košės, pasiėmęs ilgą gulšiuką, spaudžiau iki pat varžtų, kol visas prisispaudė ir košė ištryška iš šonos. Aišku, ten yra kiti tiesiog košės drebiant, tarkim, ant tos pačios liniuotės pasižym vienodą atstumą ir gulšiuks, kad linija rodytų, tą jį prispaudžia. Bet aš varžtus kodėl dėjau, kad, pavyzdžiui, jeigu spaudi ir ne vienodai spaudžias, vienur tu gali biški per daug įspausti ir tada jį atgal atitraukinėti jau bus reikalų, nes košė tada pasiliks įspausto, tau reikia atgal atitraukti ir vėl drėb košės ir vėl žaiskis. Žodžiu, turi būti gudęs, mano manimu, kad ten taip daryti. Taigi, tai pasidaręs, man visur rodo dabar gulšiuk sakė, tik dabar nepridėsiu, nes šniūrą suprasėdė. Kai jau visur susidėjau, o taip va, tada prasivedžiau šniūrą, pasikabinau šniūrą, taip va, opa, ėjau kvadratu, taip va, visur, va, matas, fokusuoju taip ir per vidurį. Kodėl taip dariau? Dėl to, kad didelį plotą pasidariau, šiaip galėjau dėti 4 majakus, bet čia sudėjau 3. Kad sužinot, kad nelinguotų per vidurį, ne, man liniuotė, pavyzdžiui, ta vidurinė gali būti toliau nuo sienos arba arčiau prie sienos prisiglaudus, ne, tarkim. Tai, kad pasitikrint, nors palei lazerį žiūri gerai, tai, kad pasitikrint, prasivedžiau šniūrą, ne, tarkim, parodysiu čia va, visur va, jisai prisilietęs, ne, prie viso čia priekį. Ir čia galinėje, ne, irgi, tarkim, prisilietęs visur, prisispaudęs ir automatiškai tada žiūri čia, kad nebūtų šniūra, kad nestumtų atgal ir neprispaustų. Tai čia, jeigu matysis, mili tarpiuks yra palikts toksai. Ir čia, ir va čia va gaunas, nežinau, ar tiksliai va matas, mili tarpiuks, tai čia milimetras, tai sakau, ir va čia va. Ir tada tu esi garantuotas, milimetras nefokusuoja kažko. Ir tu esi garantuotas, kad tau čia nebus įdubimo per vidurį, ar nebus iškilimo. Ta prasme, kad gausis lygiai sieną. Ta šniūrs tik tais pasitikrinimui. Ir dar kartą pasitikrinimui. Tai pasiemi, jau gali tada dar kartą, jeigu taip nori, susistatęs tuos. Tada pasiemi ant majako statai, tarkim, čia rodo 4-1, 4, ir eini taip, 4-1, ką noriu to pasakyti, kad visur vienods atstums gaunas, tai tikrini, sako, 10 kartų matuoji 11 pjaunį, 4-1, tas 1 milimetras vis tiek špakliuosis, tai ir tikiuosi supratot, ką norėjau parodyti, taip pas mane majakai susidėjo, gal galėčiau ir daugiau majakų, bet man atrodo, kad užteks, 4-1, visur, ten 4-1, tai manau, kad idealiai. Ir turiu dar, nusipirkau 3 metrų reiką, su kuria drėbsiu košės ir varysiu. Šitokį ilgą nusipirkau, tai bandysim dėti ir dirbti su ją. Tai va, darbą pasitikrinimui, kad nebanguoja tą kažką. Eina idealiai. Tai va, draugai, prašėt parodyti, tikiuosi supratot, jeigu nesupratot kažko, galiu parodyti smulkiau, kas, jeigu yra tinkorio, gal kokį pastebėjimą, į rimtus komentarus visą laiką kreipiu dėmesį į tokias nesąmonės, kaip
nedėk baldų prie laukinių sienų ir panašiai. Ne, tai ant šniūrą kabinsi, žinai, nedėsiu daiktus, galvoju, iš vis baldų, tai aišku, juokauju, draugai. Tai va, draugai, jeigu turit rimtesnių pastebėjimų, palikit komentarą, palaikinkit gerų naujų, o aš bandysiu dar šitą sieną susidėti, šitą sieną ir šitą. Ai, o sunkiai fokusuoju, dar kas. Taigi, rozetės, ne dabar, jos nesudėtos, dėžutės, kodėl nesudėtos? Ogi todėl, kad pirmą majekai. Kodėl pirmą majekai? Todėl, kad, pavyzdžiui, čia aš taip galvoju. Todėl, kad, pavyzdžiui, va dabar pasidariau, ne, kiek tinkuosis, ne, storiau, va pas mane, tai čia, nu, centimetrų vėl tinkuojas. Tai va dabar taip palaikydams liniuotę, ne, susidėsiu dėžutės ir žinosiu tiksliai, kur man atinks ir gausis dėžutę lygiai sutinku, baigsis. Tai čia aš taip galvoju daryti, o kaip reikia. Nežinau, bet man atrodo, kad man primtina šitas variantas, todėl aš taip darysiu. Gerai, draugai, dabar gerų naujų jums. Gerai, atšveiskit, taip ir toliau. Tai dar kartą pasikartosiu. Gal tiek daug nereikia tikrintis, bet aš bandau maksimaliai, kaip aš išmačiau, kaip aš mačiau, kaip man primtina, taip bandau darytis. Dar kartą pasikartausiu, nemanau, kad tai teisinga, ar taip reikia daryti, nei vienam nesakau, bet aš darau taip, kaip man primtina ir kaip man atrodo, kad gerai ir kaip man paprasčiau. Gerų naujų viso.